Naujas pasimatymų vakaras per TV3 prasideda. Čia pasirink mane. Net 30 merginų šį vakarą yra pasiruošusios smagiam nuotykiui. Ar studijoje pasirodęs vaikinas išeis į pasimatymą su savo svajonių mergina? Man labai patinka vaikinai be žalingų įpročių. Vaikinas turi turėti smegenis ir turi mokėti jomis naudotis. Man reikia tikro, vyriško, lietuviško vyro. Vyro, kuris ateitų ir mane nužudytų. Karštai sutikite vakaro vedėją Mindaugą Stasiulį. Sveiki! Jeigu jūs jaučiate nenumaldomą potraukį vakare prisėsti prie televizoriaus ir žiūrėti be sustojimo, reiškia jūsų pasirinkimas geras. Reiškia jūs žiūrite Pasirink mane! 30 žavių, nerealių, seksualių, vienišų prieš vieną vienintelį, kuris gali tapti jų svajonių princu. Arba viena vienintelė, kuris su tuo svajonių princu keliaus į pirmąjį pasimatymą. Taigi, netrukus metas bus pradėti ir pasitikti tas, nuo kurių mums dreba kinkos, išsiplečia vyzdžiai, nes jos nerealios, jos puikios ir jų yra 30. Pasitikime mūsų žaviasias merginas! Abejonės, labai įdomu būtų jūsų pasiklausti. Jau kelintą laidą pastebiu, kad šitas kampas iškart atrodo, kaip pirmoje vietoje dingtų elektra, paraudonuoja, viskas dingsta. Ar tai yra tiesa? Žinoma. Kodėl jūs pirmus išsijungėt? Įsijungiam? Taip. Mes kaip tik pirmą šelti pradedam. Šelti, ir taip paspaudėt mygtuką. Bet tu pirmą įsijungi labai dažnai. Atsitiktinai. Tikriausiai trikdžiai kažkokie. Ar šį vakarą atsiras bent nagų juodimo gintarės vertas vaikinas, kurį jie išjungs bent po antro raundo? Arba mygtuku, arba ranka? Pamatysime. 30 merginų ant savo stalų turi mygtuką. Nespauskit! Dar nespauskite. Balta spalva reiškia tyrumą, gėrį, grožį. Tai reiškia, kad jūs tą vaikiną, kuris stovi šalia manęs, absoliučiai palaikote. Tai yra kone jūsų svajonių princas. Tačiau yra nelemtas mygtukas, kada viskas nusidažo raudona, kraujo arba nelemties spalva. Tai reiškia, kad šis vaikinas jums visiškai nepatinka. Netrukus mes pamatysime dar vieną vyruką, kuriam atėjus galbūt išgirsime ir susižavėjimo šūksnių. Taigi, pasitikime vaikiną! Prisistatyk plačiau! Taigi, labas rytas, panelės, aš esu Edvardas ir esu iš Kauno. Suprantama, nuo šiol gero tono ženklų laikoma pasakyti, kad esi iš Kauno ir visos merginos sako taip.
nepakaks. Dabar jau visos norėtų eiti pasimatymą. Tai yra tik pirmas raundas, kitaip tariant, pirmasis įspūdis. Kaip vertini, atrodo 2 menkos rausvos švieselės tik, bet prie jų ir verta matyti prieiti. Justina apšilo kojas ir jau dabar gali drąsiai spaudyti visus mygtukus. Justina, kodėl tai pasielgiai? Labai fainas vaikinas, labai mielas, energingas, bet aš iš Vilniaus, tu iš Kauno ir trupučiuką kilometrų yra. Rytas, Žalgiris. Ai, tu jau iškart galvoji apie tai, kaip jūs važinės pas tave? Taip. Pragmatiniai sumetimai, tai yra be galo svarbu. Esant tokiai ekonominiai situacijai. Ieva, tu esi pirmoji moteris šiam pasaulyje. Žinau. Ar šitas vaikinas nėra paskutinis kartais? Ne. Jis tau patinka? Aha. Kuo? Jūs šokėjas, aš dainininkė. Sveikinu, praktiškas požiūris. Edvardai, tai yra antras raundas ir tavo galimybė parodyti savo gerasias arba pačias geriausias pusės. Edvardas! Buvo labai gerai. Geram šokėjui, merginos, ir jūsų mygtukai netrukdo. Ar netrukdo, pažiūrėsime. Antras raundas baigtas, o jį reikia užbaigti skambiu akordu. Galbūt raudonom švieselėm. Merginos, pradedam. Ei! Ha, ha, ha! Ką mes matome, Edvardai, ką mes matome? Ar tai tik nėra visiška kapituliacija, iškeltos baltos vėliavos? Ar jūs po praeito karto įsižeidėt dėl epiteto raudonųjų žibintų kvartalas? Pakalbinkime merginas. Pakalbinkime ir sužinokime, kodėl net aršioji gintarė nepaspaudė mygtuko. Dievinu šokėjus ir jis be galo žavus. Tiktų? Puikiai. Tiktų? Taip, be abejo. Ar nebuvo ne vienos blogos savybės, dėl ko norėtum spaust? Ne. Gerai. Retas atvejis. Mūsų iškalbingosios merginos turi šioje vietoje tik vieną ginklą. Šypsena ir daugiau nieko. Joms tu patinki, bet tai dar ne viskas. Patinka tik iki to momento, kol nepamatė dar vienos informacijos ir dar vieno video, šiuo atveju vaizdelio, apie tave. Merginos, dėmesio į ekranus. Svarbi informacija apie Edvardą. Manau, kad merginų jis neatsivaiko, turi labai daug be galo gerbėjų. Kas dar kaip? Kartais, kai pasako, tai pasako, toks jausmas tikrai kalba ne 19-metis, o daug vyresnis žmogus. Kartais nemoka laiku surimtėti, kai pratrūksta, tai varo, juokauja. Tai gal nėra labai blogai, gal kitiem tai tinka, bet jeigu jis kažkiek pavargęs, tai prie jo gali šiek tiek pratrūkti, jeigu jis nenustoja. Mėgstantis daug rūkyti, rūko mėtinės cigaretės, mėgsta būti kartais šlykštukas, ypatingai aplink panelės. Tai va, būna kartais merginų reakcijos būna. Prie jo. Iš tiesų, man šis žmogus labai patinka. Vien dėl savo labai didelio nuoširdumo ir asmenybės gilumo, nors taip kartais neatrodo, jis dažniausiai apsimeta kvaileliu. Tačiau viduje jis iš tiesų labai gili ir didelė asmenybė. Gaila, tai mato ne visi. Merginos, o dabar jau jums leistina. Praėjo 3 raundai.
Kol kas perspektyvos žiauriai geros. Jūsų galimybė rinktis. Pradedam. Prieš tai buvo tik 2 raudonos šviesos. Dabar mes matome į didžiąją daugumą. Tatjana, į dangų nors imk tokį žmogų. Kaip angelas. Taip, kaip angelas, su baltu megztiniu, dar tikrai angelų panašus. Tuo jis išskris ir žinoma, norėčiau vis dėlto Ingos paklausti. Inga, tu taip, atsakyčiau, santūriai ir nuoširdžiai žiūri į visus vaikinus, bet šį kartą raudona kaip pragaras ugnis. Kodėl? Bet ne šį kartą, kaip, mes trijulė mūsų pasitarėm ir nusprendėm. Reikia dar laikyti. A, tai jūs viską kartu sprendėt? Mes viską kartu, mes imsim vieną. Birute, ar nėra taip, kad tu čia vadovauji šitam paradui? Ne, tikrai ne. Ar neįsimetė tarp tos trijulės? Viena, kuri viską sugalvoja, o visos 2 vykdo. Mes visą tai išsiaiškinsime net ne po reklamos, o jau dabar pat. Ar jūs galvojat, kad tai yra tiesa? Kad tai yra intrigų laužas? Jos turi teisę rinktis, ar ne? Gerai, ne bėda. Paplokime pasidžiaugdami atėję iki 4 raundo. Kurio metu? Edvardai, galėsi pamiklinti rankelę taip, kaip tu nori. Viskas tavo rankose. Tu turi palikti 2 degančias baltas šviesas, kurios reiškia, jog šitos merginos tau patinka labiausiai. Pasijudinam rankytės ir į malonų darbą. Pirmin! Atleiskit, man žinokit, aš negaliu pasirinkti. Edvardai, mūsų nervai turi ribas, jie ne geležiniai. Liko. Jovita, Gracija ar Ieva. Viena iš jų turi iškristi dabar. Galima 2. 2 ir turi būti. Ieva ir Jovita liko. Dabar tu turi šansą užduoti paskutinį klausimą. Pirmin. Gerai, merginos, dabar aš buvau linksmas. Dabar atėjo rimta rolė. Labai turiu rimtą klausimą. Paklausykit labai rimtai. Kaip jūs prisistatytumėt mano mamai? Labą dieną, teta. Aš jūsų sūnaus draugė. Labai jį myliu. Labą dieną, teta. Nu, galbūt tai geriau nei būsima uošvienė, galbūt. Labą dieną, teta, aš jį labai myliu. Jovita. Tikriausiai irgi pirmiausia pasisveikinčiau, sakyčiau labą dieną. Labai daug apie jūs girdėjau. O jeigu vakaras? Jeigu vakaras, tai labas vakaras. O jeigu rytas? Ryte tikriausiai gal nesivestų pas mamą. Liktum po vakaro ir jį grįžtų. Tarkim, sakyčiau, labai patinka jos sūnus ir tikiuosi, kad patiks ir aš. Dar vienas labai svarbus faktas prieš tau galutinai apsisprendžiant. Viena iš tų merginų, arba Ieva, arba Jovita, turi savo vadybininkę. Edvardai, pirmin ir vyriškai. Paplojam, graži akimirka. Mes tokios pasilgom. Ei, jūs pažiūrėkite. Tai jokių būdų dar ne pora. Nereikės sakyti mamai labas teta. Pradžiai reikės susitikti ir nueiti pirmąjį pasimatymą. Mūsų operatoriai viską matys. Matysite, žinoma, ir jūs jau visai netrukus. Kol kas